Garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen. Šiandien 2024 metų vasario 17 dieną, po to, kai šventėme mūsų brangę visiems šventę, vasario 16 Vilniuje, svečiuojamės pas Eucharistinio Jėzaus kongregacijos seseris ir susitinkame su gerbiama seserimi Gerarda Elena Šuliauskaitė, kuri yra pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvė, tikinčiųjų teisių gynėja ir viena iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorių. Tai pradžiai gal mūsų susitikimo trumpai galėtumėt pristatyti savo šeimą, kaip jūs augot, apie jūsų tėvelį papasakoti. Gimiau Suvalkijoje. Tada buvo Marijampolės apskritis ir Stomanų kaimas. Mano tėvelis buvo savanoris ir po to, kai grįžo po visų kovų ir gavo ten žemės Stomenuose, įsikūrė. Ir mes buvom 3 seserys ir gyvenom visiškai prie pat miško. Laukas buvo vieno pusėje upė, kitoj pusėje buvo miškas. Ir tenai nuostabi vieta, labai buvo vaikystė tokia šviesi iš pradžių. Tėvelis dažnai pasakodavo apie savo buvimą savanorius, apie tai, kaip jis tarnavo kariuomenėje. Ir kada prasidėjo nepriklausomybės kovos, buvo paskleista gandas, kad tie, kurie eis savanoriais į armiją, jų šeimas iššaudys, žudys. Todėl tėvai labai bijojo leisti vaikus ir savanorių labai trūko. Aišku, ir tėvelio tėvas irgi nenorėjo, tai tėvelis pabėgo naktį ir pėsčias nuėjo į Kauną, nuėjo į karo komendatūrą, pasakė tikrą amžių, kada jis gimęs, jo nepriėmė. Kiek jam tada buvo metų? Jau gimęs 1901 metais, tai ten apie 18, kažkiek. Ir nepriėmė jo. Tai jisai tada surado kitą komendatūrą ir buvo jau gudresnis ir pasakė, kad jisai žymiai vyresnis. Dokumentų tuo laiku jaunimas kitą neturėjo. Ir jį priėmė. Jisai tenai, kadangi jisai labai gražiai rašė, ir mokė rusų ir lietuvių kalbą, tai paėmė į štabą dirbti. Ir pasikaro mūšių metu jisai buvo Giedraičiuose ir tenai, tą visą kovą, viską jis pats pergyveno. Ir jis būdavo man pasakoja, kažkaip su tokiu entuziazmu, su tokiu kažkokiu, tokiu gražia nuotaika, kaip kariavo, kaip viską, tas pats fronte, jis nebuvo, kadangi buvo raštinėje. Ir kartais, sako, taip, vieną kartą aš jam sakau, tėvelė, o jūs nebijojot, kad jūs nušaus? Jis net užsigavo, kad aš taip galėjau pagalvoti ant jo. Taigi mes Lietuvą gynėme. Taip, kaip dabar čia gyvusiai. Mamytė buvo labai gera, jinai dengdavo viską savimi, nes tėvelis labai mėgo skaityti. O tenai 18 hektarų, tai darbo labai daug. Ir antras dalykas, jis buvo kaimo seniūnas, tai važiuoja šeštadienį su arkliu, nujoja į Šilavoto valsčių, parveža visą korespondenciją, laikraščius, vyrai susirenka ir tėvelis pasakoja viską. Paskaito tos laikraščius ar ką nors, o kaimo darbai, tai jis labai norės skaityti. Vienu žodžiu, ir knygai, meilė knygai, ir meilė tautai, ir meilė Lietuvai kažkaip savaime natūraliai perėjo mums.
Ir atėjo partizaniniai laikai, kada reikėjo apsispręsti. Nu, tada vyrai nėjo į kariuomenę, ėjo į mišką. Ir partizanų pas mus buvo nepaprastai daug miškuose. Nu, jiems reikėjo ir valgyti. Ir antras dalykas, jeigu ir buvo kur nors bunkeriuose, drėgna, šalta ir reikėjo, gyventi reikėjo. Nu, tai jie ateidavo pas mus. Ir pas kitus žmonės irgi, kadangi aplinkų kaimynų labai daug vyrų išėjo. Ir tas bendravimas su partizanais buvo, kažkas toksai, kaip čia pasakyti, labai šiltas. Ir mamytė jau karo metu, kai mes neturėjom ką valgyti irgi. Jis sakydavo, vaikeliai, ką jums dabar duoti? Atrodo, kad buvo viena širdis, viena dvasia buvo. Ir kadangi mūsų pagal tokį slaptą pranešimą, mes žinom, kad mūsų šeima turėjo išvežti į Sibirą kaip savanorių. Bet užėjo karas ir kaip tik tai šeštadienį, sekmadienį pasakė, kad karas. Tai mes vos neverkėm iš jausmo, kad karas ir kad mes likom neišvežti. O paskui reikėjo mokytis, važiavome į Kazlų Rūdą su seserį Judyte. Ir tik tai parvažiuodavom per atostogas ir dirbą per atostogas. Ir aš bėgdavau į mišką žibučių buktai, bet faktiškai o gal pamatys kur nors partizanas. O labiausiai mums būdavo įdomu tai, kad pas mus vyrai tai prieš valgį nesižegnoja ir tokie, suvalkėjo biskeliai, tokie buvo biskeliai, ne taip pat tikyba, tas tikėjimas buvo toksai, kaip čia pasakyti, ne toks karštas ir kaip kituose, kaip Aukštaitijoje ar Dzūkijoje. O partizanai, kai ateidavo, visada jie pasimelsdavo prieš valgą. Tai man buvo, kaip gražu, kaip gražu. Paskui toliau besimokant į rankas pakliuvo knyga apie Šventą Teresėlę. Ir tada buvo badas religinių knygų ir gauti kokią religinę knygą, tai buvo retenybė. Ir kaip aš ją perskaičiau, jeigu stočiau į vienuolyną, jeigu būtų vienuolynai. Aš nežinau, kad Lietuvoje buvo pogrindį vienuolynai. Ir tik tai Vilniuje bestudijuodama, netyčioms sužinojau, kad yra vienuolynas. Ir tada buvo toks, pasakyčiau, komiškas dalykas. Mes Zakristijoje tvarkome su viena mergaitė. Ten ruošim gegužės 1 altorių. Ir aš valau Marijos statulą ir man sako viena, ta seselė. Kokia seselė, sako, daktarė, ant Kristaus karaliaus diakonių vyresniosios. Sako, daktarė, jinai seselė. Ką tu šneki, aš net jau sėdžiu chore ir aš žinau, kad daktarė. Ir man taip aiškinai, aš ginčiuosi. Pamatė, kad mes nesusišnekam, jinai sako, į vienuolį. Susietė. Ir tada jis sako, kad kunigas Krivaitis organizuoja jas ir aš tada eik išpažinties pas kunigą Krivaitį, aišku, jis pakvietė ir paskui prasidėjo tai į chorą ir taip įstojau. Paskui vėliau, susidėjo tokios sąlygos, ten išbuvo kokius 58 metų iki 72 metų. Ir tada perėjau į Eucharistinių Jėzaus seserų kongregaciją. Mes perėjom 5, kadangi ten buvo biskį tokių visokių negerų dalykų. Mūsų seserys buvo labai labai geros, kur mes kongregacija ta buvo skilusi ir galvojom, kad mes visos pereisime. Taip atsidūriau Eucharistinių Jėzaus seserų kongregacijoje. O tuo laiku, 72 metai, jau prasidėjo toksai didelis bažnytinis judėjimas.
Ir čia ir Eucharistijos bičiuliai atsiradę buvo. Kunigas Zdebskis ypatingai veikė tarp jaunimo ir šiaip visokius rengė susirinkimus ir aiškino drąsiai padėtį ir drąsino, kad žmonės nesusitaikytų su sovietinė valdžia. Ir pavyzdžiui, eiti mokytojams į bažnyčią, tai buvo toks nusikaltimas, kad gali iš darbo išmesti. Mūsų sesuo Benigna, jei ėjo drąsiai, bet aišku, pamatė. Jinai dėstė aukštąją matematiką mūsų žemės ūkio technikume. Ir iš karto ją paskui, tiesa, dar dirbdama, tvarkydama salę su vaikais kažkokiai šventei, pametė ražančių. Vaikai rado, nunešė į mokytojų kambarį. Ir grįžus apsižiūrėjo, kad nėra ražančiaus. Sugrįžo pas vaikus, klausė, ar nematėte ražančiaus? Sako, į mokytojų kambarį nunešė. Jinai nuėjo į mokytojų kambarį, sako, atiduokit mano ražančių. Ne, ražančių nunešė pas direktorių. Nuėjau pas direktorių, prašau man ražančių grąžinti. Sako, aš žinau, kad man jau dabar išmesite ir viskas jau bus, bet ražančių man grąžinkite. O direktorius ją labai palaikė, nepaprastai gabi ir labai gerai dėstė. Ir tas direktorius ir buvo toks, matyt, geras žmogus. Tai jisai nuėjo į švietimo ministeriją ir su ministru aptarė, kad vis dėlto labai gera specialistė, tik atimti ją auklėjamą grupę. Tikėti tuo laiku, tai buvo labai drąsu ir taip. Taip, tai norisi klausti apie jūsų kongregacijos įkūrėją Pranciškų Masilionį, jėzuitą, kuris tuo metu pajuto tokį reikalą ir norą ir troškimą tą dvasinį apgimimą puoselėti Lietuvoje ir įkūrė jūsų seserys. Tai norėtųsi išgirsti jūsų liudijimą apie šį žmogų, kuris buvo vadintas meilės jūra, žmonės jį vadindavo, ir liudija apie jo šventą gyvenimą. Tėvelis Masilionis, jisai buvo prieš karą užsienį Innsbruke. Buvo suvažiavę ten jėzuitų formacija kažkokia, bet kai prasidėjo karas, juos visus išsiuntė atgal į savo kraštus, į Lietuvą grįžo, tada dirbo įvairiose vietose ir pagarsėjo kaip geras rekolekcijų vadovas. Bet jisai matydamas, kas dedasi, kai užėjo sovietai, jis sakė, negalima laukti gerų laikų. Reikia dirbti tada, kada gyveni. Ir reikia daryti viską, kas dar galima. Jisai pradėjo organizuoti moksleivius, Šiauliuose jisai dirbo. Gyveno jėzuitų namuose, dar jėzuitai nebuvo išlaikyti. Ir jam padėjo tokios geros moteriškės. Ir jis pagalvojo, jeigu čia būtų gerai paruoštos seserys. Ir štai padėtų, ne tik tai, kad paruoštų dovanėlės, bet kad ir dvasinių dalykų duotų. Ir jisai sugalvojo kurti vienuolyną, nežiūrint 47 metais, kada buvo jie naikinami. Ir atvažiavęs į Kauną pas tuo laiku buvusį valdytoją, Jakubauskis lyg tai, jisai sutiko valdytos. Nes, viskas bus slapta, viešai negali jos jau pasirodyti su rūbais ar ko nors. Ir tada buvo įkurtas vienuolynas, Šiauliuose padarė pirmosius įžadus seserys ir Šiauliuose buvo centras, paskui prasidėjo vežimai. Tada iš Šiaulių jau bėgo tiesiog, kad sesuo Julija Kuodytė, kuri buvo viena iš tokių jau labai aktyvių. Jos tėvus išvežė, jinai atbėgo į Kauną, ten Kaune, jinai gydytoja buvo. Ir čianai Kaune
pradėjo rinkti kitos seserys ir padėjo kongregaciją augti slapta. Tada, kažkaip ta meilė ir meilė Eucharistijai kažkaip labai traukė jaunas mergaitės, o tėvelis, kai atvažiuodavo, nuolatos atvažiuodavo, ir jis kalbėdavo apie Eucharistiją, kažkaip labai uždegdavo mergaitės. Ir jis dažnai atvažiuodavo, ir ten ir vyko formacija, ir kiti kunigai prisidėjo, ypatingai jėzuitai prisidėjo, ir kongregacija augo. Augo vyko taip. Gal jūs galite papasakoti kelis epizodus iš jo gyvenimo, tokių, kurie rodo apie jo asmenybę, pavyzdžiui, kaip jisai keliavo pas kunigas Zdebskį, yra įdomus epizodas, ir dar gal keletą tokių faktų jo įdomių, kurias galėtumėt pasidalinti. Jisai susirado kunigą Zdebskį Dzūkijoje, kažkur labai toli, ar 9, ar 6, ar kažkiek kilometrai nuo sustojimo. Ir buvo labai bjaurus oras, ir jisai pėsčiomis atėjo pas kunigą Zdebskį ir klausė, su kuo kunigai juos eitų. Kunigas Zdebskį labai sužavėjo, ir tada jie tapo draugai. Ir susibūrė ir sudarė kunigų tokią Eucharistijos mylėtojų kunigų grupę. Ir jie rinkdavosi vis. Ir kurį laiką jis ir vesdavo net klerikams slaptą rekolekcijas. Ir jo tas eucharistinis gyvenimas buvo labai gražus. Jis tarsi slėpdavo, bet jis spinduliuodavo tą meilę Eucharistijai. Būdavo, kaip veda rekolekcijas, mes pasinuožiavom į Sidabravą. Ir jisai per pertrauką paprasčiausiai atsisėda prie altoriaus, kaip šone ant suolo. Ir atrodo, jis prapuola. Prapuola ir tik tai veidas šviečia. Nepaprastai jau tiesiog. Nereikia nieko kalbėti, tik pasižiūrėti, kaip jis meldžiasi. Paprastai visiškai, ne taip, kad jau baisiai, tarsi sikaupęs jau čia ką nors, bet natūraliai ir giliai, labai lai. Ir pavyzdžiui, liudija vargonikas, jis buvo tada Sidabrave patarnautojas. Ir kai tėvelis mirė, buvo labai daug patarnautojų. Suvažiavo kunigai ir vaikai pripratę prie tėvelių, elgėsi taip, kaip šeimininkai ten sukristėjo, ir kunigai pradėjo juos barti. Tai šitas Kristijonas sako, mes įsigandom, kad kunigas gali bartis. Ne todėl, kad juos barė, bet kad kunigas gali barti. Tėvelis per tiek metų niekada aštraus žodžios nepasakė, bet viską jis veikė meilę. Tai va, ir jisai buvo ne tik kunigas, ne tik rekolekcijų vedėjas, bet jisai buvo ir rašto žmogus. Jisai rašė, ir poetas buvo, ir rašė knygas, yra parašęs ir Meilės Magnificat, ir Maldą, ir Eucharistinę Jėzų. Tai kas jums yra įstrigę iš jo kūrybos, kodėl verta skaityti Pranciškų Masilionį, ir gal yra išlikęs atmintyje koks nors jo posmas? Iš eilėraščių apie Eucharistiją, tai labai žinomas Eucharistinis kredo. Tikiu tave švenčiausias Jėzau Kristų, šiame altoriuje Eucharistijoje. Nemato akys, neapčiuopia rankos, o aš tikiu labiau, tikiu gyviau, negu tave matyčiau ar apčiuopčiau. Man tu sakai, pati tiesa ir meilė. Tai sako man neklystanti bažnyčia. Man to gana, tikiu, tu čia esi. O meilės Dieve sužadėtimi, visatos dieviškas kūrėjau, Betliejaus kūdikį, kalėdų džiaugsme, tylusis Nazareto darbininkė, Kalvarijos gyvoji kryžiaus auka, Velykų rytmečio mieliausias Jėzau, tikrasis vynmedį, gyvybės duona, bekraštė dieviškų vertybių jūra. O meilės kankinį, o meilės meilę, tave šlovinu, tave gerbiu, neišmatuojamasis majestotė,
šioje beribėj ostijos menkystėj. O ačiū tau už dievišką gerumą, o ačiū tau už nepaprastą dosnumą. Tave aš myliu, o beribę meilę. Save aukoju tau, o meilės meilę. Amen. Tai šitą himną vadinamą Eucharistinį kredo mes prieš visus įžadus, prieš visas adoracijas, visur kalbame. Jūsų kongregacijos pavadinime ir jūsų šitam himne matome nuorodą į kiekvieno krikščionio jėgą ir gyvenimo šaltinį Eucharistiją. Ir ką jūs kaip vienuolė ir kaip Eucharistijos bičiulių sąjūdžio narė galėtumėt pasakyti šiuolaikiniam žmogui, kuris vis dar nėra atradęs Jėzus ir jo paliktos Eucharistijos dovanos? Jeigu atrastų Eucharistinį Jėzų, atrastų viską. Dabar žiūrėkite, ką daryti, kad žmonės atsivers, kad žmonės pradėtų teisingai gyventi, kad žmonės gyventų kaip žmonės, nenužmogėtų, narkotikai, visa kita. Dėl bendro gėrio. Tai čia labai, dėl bendro gėrio. Bet čia labai, gali taikytis ir mano bendras gėris, ne tik tai kitų. Ir aš noriu, kad man būtų labai gerai. O Eucharistija viską nori duoti kitam. Viską atiduot visą save, kaip Jėzus save atidavė iki susinaikinimo. Dar norisi prisiminti ir kitus mūsų šviesuolius. Ir viena iš tokių šviesuolių buvo jūsų kongregacijos, viena iš generalinių vyresniųjų, Julija Kuodytė, sesuo Ksavera. Ir jinai buvo nepaprastos drąsos žmogus, turėjusi stomatologijos specialybę, ilgai persekiota, tardyta, turėjusi kitokių išbandymų gyvenime. Gal jūs irgi galėtumėt prisiminti jos gyvenimo epizodus, kurie jums labiausiai yra įstrigę? Jos labai gilus tikėjimas ir mokėjimas visada viską vertinti per tikėjimo prizmę. Ir kaip namuose dirbdavo su ligoniais, patologinė praktika, užsiėmė privačią praktiką. Tai, sako, užkiša burną, ir kalba apie Dievą. Kur tik galėjo, visur skelbė. Bet taip neįkyriai, labai draugiškai. Ir pavyzdžiui, kaip buvo Bendas Ulevičius. Buvo vaikiokas ar tik tai. Tai Bendas laikydavo Julytę mano draugė. Tai mokė prie to vaiko prieiti ir vieną kartą tėvoje uždraudė jam šitą tranketą muziką, tokią labai. Tai jisai labai persigyveno, kad taip jam gražu tėvai neleidžia. Jis atėjo pasiskųsti pas Julytę. Jie atsinešė įrašą ir paleido. Julytė klausė. Kaip, su kokia jėga šaukėsi Dievu, o kokia jėga. Ir kaip manai patiko šitas. Jinai mokėjo prieiti, prie visų prieiti. Ir pavyzdžiui, kaip jau būna tikrai pavojinga. Sako, nenorėkim jau viską mes pačios tvarkyti, palikim kai ką Dievo apvaizdą. Pavyzdžiui, pas ją daugiausia atnešdavo kronikai visokių špargalkų, žinutės tas. Jinai įeinant į jos namą, prieangis toksai, ir tenai buvo padėta toksai guminis kilimėlis, ant viršo dar kojams subrūšyti, po to kilimėlio. Ta veranda neužrakinta. Ir visas tas, kaip pasakyti, visą karismą dingstė po to. Ir buvo kratos. Niekas nepagalvojo iš to gumėčių, kad galėtų čia šitai pakišti. Kad čia gali taip atvirai laikyti visiškai. Ten nekratė ir taip išliko. Arba vieną kartą atėjo ieško
sesutės Savijos, Aldutės Raižytės, jinai kažkada gyveno tenai, bet paskui įsikėlė. O jinai dirbo su Petrašiūnų jaunimu. Ir tokia jau buvo labai persekiojama. Ir vieną kartą ateina vyriškis ir sako, nori pamatyti Raižytę. Sako, ji čia negyvena. Tikrai gyvena. O Julytė, vaimoka, tik švelniai juokdama sako, brolau, tu saugumietis. Argi tau sakau, kad ji čia negyvena. Ir juokėsi. Tas pasimetė ir išėjo. Tokiuose kritiškuose momentuose moka juokais viską. Va taip ir laimė. Ir pavyzdžiui taip, jei nebuvo vienos seserys aukštesnės, kitos žemesnės, su visom labai gražiai vienodai elgdavosi. Vieną kartą, kai pas mus atėjo daktarė Drąsutytė, aš buvau įpratus vadinti daktarė. Ir pasakė, jokia daktarė. Ir mūsų sesuo, visos seserys lygios. Va taip. Ir jos tas tikėjimas buvo toks gyvenimiškas. Ir su kunigu Zdebskiu, jie labai sutardavo. Kadangi mes mašinos tai neturėjome anais laikais, reikia kur nors važiuoti. Tai ką, tai kunigą Zdebskį kviečiame. Ir tos kelionės pas arkivyskupą Steponavičių, tai daugiausia su kunigu Zdebskiu, ar kur nors toliau, va šitaip va. Ir vieną kartą mes važiavom pas arkivyskupą Steponavičių ir grįžom vėlai jau temstant maždaug. Pravažiavom Kėdainius, oras buvo labai pilkas, dar netamsu, bet jau visiška prieblanda. Ir čia pat miškas ir nežinia, kodėl kunigas Zdebskis ėmė visiškai sumažino greitį. Ir staiga prieš mus siena. Pasirodo, ant kelio pastatytas buvo furgonas, pilkos spalvos, be šviesų. Sako, jeigu mes būtum lėkę visų greičių, kaip normaliai važiuoja, mes būtum įstiškę, nes pamatė paskutiniu momentu. Ir paskui jis greitai į šoną, aš jau gal, kad mes jau virstam į griovį, nes ta mašina šokinėja. Sako, nežinau, aš sąmoningai nieko nedariau, rankos kažką tai darė, bet ir išvažiavo. Ir va taip, kad kunigas Zdebskis tykojo visuose keliuose. Ir šį kartą nepasisekė jiems. O Julytė visiškai nieko neįsigando, jinai visiškai va taip. Ir vis tiek važiuodam su Zdebskiu. O aš net nepagalvoju, kad čia spąstai, galvoju, žioplas vairuotojas neužsidegė šviesų. Jūs paminėjot šviesos atminimo vyskupą Julijoną Steponavičių ir jisai yra irgi susijęs su jumis ir su jūsų atėjimu į kroniką. Gal galite prisiminti tą jūsų atėjimą, kaip jūs tapote kronikos bendradarbe? Pirmiausia, generalinė vyresnioji tada buvo Monika Gavėnaitė, kuri dirbo pas Valinską. Ir paprašė, kad aš išeičiau iš darbo. Ir Julytė pasiuntė mane pas tėvą Tamkevičių į Simną. Aš ten nuvažiavau, nežinodama ko, bet liepė man taisyti tekstus, redaguoti. Aš padirbau, jis man sutiko, kad aš dirbčiau tenai. Ir tuomet Julytė mane nusivežė pas arkivyskupą Steponavičių, kuriam mes priklausėme. Ir pasakė jam, kad ar aš galiu dirbti kronikoje. Aišku, ne žodžiu, ten reikia rašyti, ten pasiklausimai yra. Ir jisai sutiko, ir liepė klauptis, palaimino ir taip jis mane išleido į darbą. Jūsų indėlis į kroniką yra didžiulis, dirbote redakcinį darbą. Man yra įdomu klausti, kur jūs gavote konspiracijos žinių, kurių dėka kronika taip ir nebuvo susekta per visą laiką. Kur jūs mokėtės to? Kaip pasakyti. Julytė išleisdama mes peržegnodavo. Seserys, kurio žinojau tik tai, su kuria gyvenau. Kitos seserys, pavyzdžiui, Modesta, nieko nežinojau apie tai, nors mes kartu.
Kitos esi niekas nežinojo, aš bastausi kažkur tai iš darbo išėjęs, o tais laikais išeiti iš darbo ir niekur nedirbti, 5 metus niekur nedirbo, nebuvo apiforminta. Kai kybartų seserys, tai jos vietoj viskas. Ir negali pasakyti, kad va čia eina dirbti, spausinti, nes viskas vietoj. O man spausinti jau reikia važiuoti ir gali pasiekti. Ir tėvas Sigitas sakydavo, tik neatsivežk uodegos. Tai reikėdavo visokiais būdais ir keisti išorėje, ir mėtyti pėdas. Atvažiuoju, pavyzdžiui, iki Kaišiadorių ar iki Vievio, išlipu, perlipu į kitą traukinį, nes paprastai turėjau Vilnius Kaunas nuolatinį bilietą traukiniu. Arba ten pavažiuoju iki Garliavos, žinau, pas sesutės persirengiu ir paskui su autobusu. Ir visokių tenai būdavo tokių dalykų. Arba taip, važiuoju traukiniu, jau netoli reikės greit Kybartuose išlipti, nes reikia pasimti medžiagą. Tai nueinu į Tamborą, užsidedu peruką, akinius, visą laiką aš buvau su akiniais, akinius nusiimu, turėjau iš Amerikos atsiųstą Rožį Šomkaitės ploščių tokį, vienoj pusėje šviesus, su kišenės visat normaliai, įsiverti tamsus. Tada išsiverčiu šitą ploščių, rankinuką į krepšį, į plakolį, jau visi išlipa paskutiniai ir greitai į tualetą, ten kur sotį. Pabisk laukiu, prasiskirsto žmonės, einu tada jau į kleboniją. Nes klebonijo, žinokite, tai įsivaizduokite, jeigu pasaugumiečiai taip sakydavo, kad tikriausiai kroniką leidžia gal Baltarusijoje, gal Lenkijoje, nes čia toks sekimas, kad čia Lietuvoje neįmanoma leisti. O tėvas Sigitas leidžia jiems ponuose visiškai. Jau kaip 80-ieji metai buvo sunkus, kad stovėjo Volga tenai prie tos pirties, o mes leidžiame. Ir ateina tėvas Sigitas iš bažnyčios iššaukia, Virga, ar jau baigei spausdinti pamokslą? Nei tos Virgos, nei to pamokslą. Kroniką leidžia. Tai čia dirbi kažkaip, tas dėmesys jau biskeliai sutelktas į darbą. O šitiems vietiniams, tai įsivaizduokite, ko reikia išeina, ir kada gali bet kokiu momentu šokti. Dar norisi paklausti apie Aušrą. Galbūt mažiau žinomas faktas yra tas, kad šalia kronikos buvo leidžiama ir Aušra, kuri tęsė mūsų XIX amžiaus Aušros pradėtą darbą. Ir daug prisidėjo prie Aušros leidybos, praktiškai ant savo pečių perėmė kunigas Lionginas Kunevičius. Koks buvo Aušros tikslas ir kodėl buvo nuspręsta ją leisti ir kas buvo šios idėjos sumanytojas? Žmonės siuntė žinutes į kroniką, atsiųsdavo iš straipsnius, labai gerus straipsnius apie Lietuvą ir šitos istorijos. Bet dėti į vieną vietą, nežinau, turbūt ir Steponavičius ir kiti pasakė, kad nereiktų. Ir tėvas Račiūnas pasiūlė leisti Aušrą. Jie buvo susirinkę, pas jie rinkdavosi aptarti viską. Ir ką, kas leis, vėl tėvas Sigitas. Tėvas Sigitas jau pririnkęs į medžiagos ir išleidė kroniką, tada leidė Aušrą. Ir taip, kokius gal 4 mes numerius išleidome. O paskui jau vis dėlto per daug jau, kad nespėjai tą išleisti, jau vėl reikia išleisti, o to kitą reikia leisti. Ties to kunigas Lionginas Kunevičius leisti. Ir visą laiką jis leido. Bet pagrindiniai ryšininkė, jis labai mokėjo konspiracijų laikytis. Tik tai vienintelė Virgutė Kavaliauskaitė, seselė mūsų, viską veždavo jam ir iš jo paimdavo. Niekas kitas, taip, vokietinis ryšys. Kalbant apie kroniką, dažniausiai minime redakcijos narius, redaktorius, kai kuriuos pasauliečius, kaip Petrą Plumpą ir kitus, disidentus Maskvoje, bet šiek tiek šone lieka Amerikos lietuvių indėlis.
minėta jūsų Rožė Šomkaitė, diplomatė Gintė Damušytė, kunigas Kazimieras Pugevičius, be kurių kronika nebūtų tokia, kokia jie iš tikrųjų buvo. Tai gal daugiau apie šios žmonės galite prisiminti, pasidalinti. Daktarė Rožė Šomkaitė, čia retas žmogus, kunigas Vaškus, kuris gyveno pas ją 2. aukšte. Sakė, tokio žmogaus ir taip dirbančio kaip Rožė aš nemačiau. Pati tvarkydavo viską, ką tik tai galima. Ir pinigus rinkdavo, ir siuntinius siųsdavo į Lietuvą, ir kroniką bandė tenai irgi visokiais būtais suginti tenai, perdavinėti. O šiaip tai jinai daugiau galbūt tik tai pervežant, arba teikiant pagalbą mokykloms Lietuvai, paskui kronikai pinigus siųsdavo, mašinas, labai daug padėjo ir mūsų arkivyskupo Grušo mama, Marija, tada vadinosi Marija Gruš. Tai jinai su gintaru atvažiavo, dar jis buvo toks jaunuolis ir nupirko 2 mašinas. Tada religinė šalpa davė pinigus, nupirko vyskupui Slatkevičiui ir Steponavičiui. Mes nulėkėm pas vyskupą Steponavičiui ir sakom, kaip gerai, dabar jūs turėsit mašiną. O jis pasakė, jokios mašinos. Nieko neimsiu. Paskui sakys saugumas, paperka užsienis, užtatai jis taip toksai yra. Atsisakė ir vyskupas Slatkevičius tos mašinos. Ir paskui tada atiteko Stepskiui tos mašinos, kadangi ten labai reikėjo. O Pugevičius, tai jisai Gintė ir Pugevičius daugino. Kunigas Kuzminskas leido tas knygas, tos viso tomai. Pugevičius atrodo savo gyvenimo neturėjo. Viskas buvo, kas jį užvesta, viskas, vienu žodžiu, platino, kur tik tai galėjo. Jeigu ne Amerika, tai mūsų kronikutė nieko, kiek čia gali padauginti. Ir ką tik čia gali padrasinti žmonės. O kada jinai pasiekė Vatikaną ir kaip Gintė Damušytė pasakoja, 2000 egzempliorių paruošė, išverstus į dalis į anglų kalbą ir kitas kalbas, ir ispanų kažkiek, ir italų, ir vokiečių, ir rusų. Ir siuntinėdavo po visur, ambasadoms, paskui organizacijoms, kurios gina žmogaus teisės. Visur Gintė dalyvaudavo tokiuose disputuose, kur dėl žmogaus teisių gynimo. Jie dirbo iš peties ir nuėjo tik tai vasaros atostogų metu padėti kunigui Pugevičiui kroniką, ten versti, ten tvarkyti. Ir likos visam tai. Taip, tai jos įnašas didelis. O Rožė, vežant kroniką Maskvoje, peršvietė ir rado dantų pastos dėžutį, tubeliai kroniką. Ir jai buvo uždrausta daugiau atvažiuoti. Jinai ten irgi su didžiausiais nuotykiais, kaip jinai tai spruko ir kaip jinai, čia ilga pasaka, labai įdomiai pasakoja, jinai viską aukojo Lietuvai. Dar vienas Dievo vyras, kurį čia ir minėjote, yra kunigas Alfonsas Svarinskas, kurio 10 metų mirties metinės šiemet minėsime. Ir jums teko su juo bendrauti nemažai nuo 1972 metų. Kuo ypatingas buvo kunigas Alfonsas? Pirmiausia, drąsos pavyzdys ir tikėjimo pavyzdys. Kur jisai dirbo, ten atgaivindavo parapijas. Ir drąsiai kalbėdavo. Kai vidu įlipa į statyklą, jis sako, jau jūs ten galite įsijungti magnetofonus, jau padėsiu kalbėti. Taip, jis visur drąsiai ėjo. Ir į tą drąsą juos glumindavo. Ir buvo labai paprastas
prabangos jisai vengdavo, tie rūbai tie patys, o kai nuvažiuoja pas jį, tai jis pirmiausia, ką nors, manikutė įdėk ką nors. O visus vaišindavo, visus apdovanodavo, visus gindavo, jau kas nors kur. Ir jeigu ką nors bėda, važiuokit į viduklę pasitart su Slavinsko. Ką jis pasakys? Va taip toks ir labdaringas, ir labai pamaldus. Ir kai čia kunigas Keina jau buvo prieš mirtį, mūsų Petro Povilo bažnyčios parapijos namuose jisai. Ir atėjo kunigas Svarinskas. Atėjo, jau kunigas Keina nebekalba, atsisėdo 3 dalis rašančiaus. Jis kalba, va taip. Aš taip buvau sužavėta, kad jis taip neturėdamas laiko, tikrai žino, ko labiausiai žmogui reikia prieš mirtį. Mėgo labai humorą ir va taip buvo ir labai giliai tikintis, patriotas ir humaniškas ir buvo labai šaunus. Kai atsimenam gyvą, jisai daug kalbėdavo apie dabartinę padėtį bažnyčią Lietuvoje, jam skaudėdavo. Ir aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs matote dabartinę padėtį Lietuvoje, bažnyčios padėtį, vykstančius procesus joje, kas jūs džiugina, kas neramina, kaip jūs matote šiandien situaciją? Neramina tai, kad auga išlepę vaikai. Taip. Kai būdavo keli, tai saldainį palik broliukai mažinai, tai mokėk dalintis. O dabar šeima maža, vaiką tą vieną turi, myli ir viską jam duoda. Ir jis nežino, ką reiškia dalintis. Va taip. Tai dar čia vienas dalykas, bet yra ir gerų vaikų. Po vieną išaugę yra gerų, negaliu pasakyti, kad jau viskas. Bet yra ta tendencija, kad čia šitas yra. Antras dalykas, visa žiniasklaida. Viskas, tie papročiai, vienu žodžiu. Bet greta yra labai gerų žmonių, bet yra dalis nuostabių, tikrai didvyriškai kovojančių su visu to blogiu. Gali padėti tik tai savęs atsižadėjimas. O pajėgs atsižadėti, kas tikrai pasitikė Dievu ir kas mato prasmę kovoti. Ir jeigu mes tikrai neatsigręšime į Dievą, labai sunkiai. Visi nori gėrio, bet labai dažnai pirmiausia savo. Va taip. O idealistų tikrai yra, kurie viską aukoja, kurie jų mažuma. Bet turbūt, kad taip ir didelių žmonių būna visada mažuma, bet jie padaro daugiau negu dauguma. Aš dar su viltim. Labai gerai, aš kaip tik pokalbio pabaigai norėjau šviesia gaida pabaigti ir klausti apie svajones ir norus, kurie išsipildė ir kurių dar gal nepavyko įgyvendyti, bet turime viltį, kad išsipildys mūsų svajonės. Tai ką jums pavyko išmelsti galbūt, ar kokios svajonės išsipildė, o ką dar tokį norą gal turite, norėtųsi, bet dar ne. Čia labai sunkus klausimas. Žinot, svajonė. Svajonė, kad Dievas būtų pirmoji vietoje viskas. Tada viskas bus savo vietoje. Va taip. O kaip sekasi, tai būna visaip. Mes esam žmonės. Tik tai svarbu, kad būtų pastanga ir noras. Ir kad sunku, dar ką aš noriu pasakyti, buvo čia iš Čiurlionio mokyklos koncertas Petro Povilo bažnyčios salėje. Tai buvo žymiai anksčiau, prieš keletą metų. Ir klebonas, kunigas Edvardas Rizikas, sako, gal ką nors pasakysite. O čia berniokai choras. Aš sakau, aš viskelį kažką pasakiau apie tą praeitį. O sako, ar jūs dabar lengva tikėti? Ne. Sako, jūs būsimieji didvyriai, jūs jau dabar didvyriai. O patenkinti vaikai buvo. Sako, tikrai mums nelengva, bet kiek tų vaikinų ten buvo.
Nu labai, man buvo taip gera, kaip jie sakė, tikrai sunku, bet vat, jie supranta, kad sunku, bet jie siekia to. Ir jaunimas tikrai, tik mes jų kartais nematom, bet yra gražu. O svajonės išpildyk, nu ką dariau iš paklusnumo, man buvo paklusnumas labai svarbus dalykas, nes, pavyzdžiui, aš man kartais atrodo, jeigu reikia kelio, o aš jums padarysiu, o kai reikia daryti, tai niekas nežino. Jeigu Dievas nepadeda, nieko nepadarysi. Ir jau ką padariau, tik todėl, kad Dievas vedė, kad Dievas padėjo. Čia Dievo darbas. Nes normaliai tai būdavo tokiu atveju, tokiu kritišku atveju. Kad kitaip, jis sako, kodėl tu nepatekai tiek laiko dirbansi, kronikoj nepatekai. Kodėl reikia klausti? Gal tai silpna buvo, kad patekčiau į kalėjimą. Aš atiduodavau valiai, jisai žino, kiek aš galiu ir ką aš galiu. Dėkoju Dievui ir sakau, aš esu visiškai niekas, viską daryti. Ir jam buvo labai daug vargo su manim, nes aš ir bailė, ir ištižusi, ir viską, tai jam buvo daug vargo. Viskas. Dievas dar kalba mums per žmonės ir per šventuosius. Ir norisi klausti dar apie jūsų vardą, kurį nešiojate, jūsų šventojo globėjo, šventojo Gerardo vardą. Kaip jūs įgavote ir ką jūs žinote apie šį šventąjį? Tuo laiku kongregacijoje, darant amžinosius įžadus, kongregacijos taryba duodavo, paskirdavo vardą. Ir kadangi šventas Gerardas labai mylėjo Eucharistiją, tai man ta laimė teko, kad jo vardą galiu nešioti. Jis labai mėgo nusižeminimą, jis labai paklusnus buvo, labai nusižeminęs ir ypatingai mylėjo Eucharistiją. Tai mes draugai esam. Labai ačiū sese Gerardo už jūsų įkvepiančias mintis, už pasidalymus. Linkiu Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės ir būkime visi kartu su Dievu maldoje. Dievui garbė, viskas daugiau nieko.